Kelias Vilnius-Utena nutiestas prieš 40 metų. Tai vienintelis betono plokščių konstrukcijos kelias Lietuvoje. Šio kelio beveik 43 km ilgio ruožas nuo Nemenčinės Maišiagalos sankryžos iki Molėtų yra labai blogos būklės. Ši betoninė konstrukcija turinti kelio atkarpa nuo Nemenčinės Maišiagalos sankryžos iki Molėtų netrukus bus atnaujinta. Eismo intensyvumas ruožo pradžioje siekia nuo daugiau kaip 7,5 tūkstančių automobilių per parą. Toliau Molėtų kryptimis srautas mažėja ir ties Molėtais krenta iki beveik 5 tūkstančių automobilių per parą. Dėl tokio eismo intensyvumo nuspręsta šią kelio atkarpą rekonstruoti iš 2 eismo juostų į 2+1 eismo juostas. Kad automobiliams važiuojantiems skirtingų greičių būtų lengviau aplenkti vienas kitą, eismo juostų skaičius ta kryptimi keičiasi kas 1,5–2 km. Pavyzdžiui, važiuojate Molėtų kryptimi šiuo keliu vieną juostą, pavažiavus 1,5 km matote, kad kelias ta kryptimi išplatėja. Atsiranda antroji juosta. Dabar 1,5 ar 2 km šia kryptimi bus sudarytos sąlygos saugiai lenkti lėčiau važiuojančius automobilius. Kaip bus paskirstytas kelio plotis po atnaujinimo? Pagrindinės eismo juostos plotis bus 3,5 metro. Antrosios nepagrindinės lenkimui skirtos eismo juostos plotis bus 3,25 cm. Kraštiniai saugos juostai numatyta 0,5 metro. Šalikelės plotis iš abiejų kelio pusių po 1,5 metro. Kad kelias būtų saugesnis nuo gyvūnų saugos tinklo tvoros, jos bus įrengtos abiejose kelio pusėse per visą ruožą. Jų bendras ilgis sieks apie 90 km. Taip pat laukiniams gyvūnams numatyta įrengti 5 požeminės perėjas. Beveik 43 km ruože bus įrengtos ir saugesnės sankryžos. Iš viso net 24 sankryžos bus pertvarkytos. Sankirtoje su keliu Nemenčinė Eitminiškės Paberžė bus įrengta žiedinė sankryža. Sankirtoje su rajoniniu keliu Joniškis Dubingiai Dirmetai Paberžė suplanuota įrengti vieno lygio 4-šalę sankryžą. Kelyje Giedraičiai Miežioniai Dubingiai bus atnaujintas čia esantis viadukas. Kelyje bus atnaujinti autobusų sustojimo peronai ir įrengti laukimo paviljonai, panašiai kaip jau atnaujintame šio kelio ruože nuo Molėtų iki Utenos. Iš viso jų bus atnaujinta net 20. Patogiam ir saugiam pėsčiųjų ir dviračių eismui per visą ruožą bus įrengta apie 3 km pėsčiųjų ir dviračių takų šaligatvių. Eismo saugai užtikrinti visame ruože abiejose kelio pusėse bus įrengti apsauginiai atitvarai, kurių bendras ilgis apie 100 km. Gyventojus nuo triukšmo saugos kelyje įrengtos triukšmo užtvaros. Jų ilgis bus daugiau nei 1,5 km. Šiandien sveikinuosi su Via Lietuva šalmu ir iš vieno svarbiausių šiuo metu remontuojamų Lietuvos kelių Betonkė. Betonkės era jau dabar jau tikrai turėtų baigtis, jau nebe pirmą kartą kelininkai žada, kad baigsis, bet šiandien, nors iš tikrųjų tai ne šiandien, o jau prieš savaitę čia prasidėjo darbai, tik vairuotojai nebuvo įspėti, kad tie darbai prasidėjo, bet šiandien oficialiai pristatyti pokyčiai, pradėtas rekonstruoti paskutinis kelio ruožas, Vilnius, tiksliau 22 km nuo Vilniaus iki pat Molėtų, 5 etapai, į 5 etapus suskirstytas kelias ir dar bus planuojama pabaigti per metus, bus 2+1 juostos, bet ką aš jums čia pasakoju, galbūt geriau pakalbinsiu Via Lietuva vadovą, jis pasakys daugiau. Kaip atrodys tas naujas kelio ruožas, visi labai laukia 2+1 juostų, tai kas kiek kilometrų bus galima prasilenkti, kaip tai atrodys? Tai 2+1 pats eismo organizavimo modelis ir schema kelio, tai yra tai, kad kas 1,5, kas 2,5 km keisis juostos arba važiavimo kryptis. Jeigu viena kryptimi buvo 2 juostos priešinga viena, tai po 1,5, po 2,5 km ten, kur buvo viena, tampa 2, kur buvo 2, tampa 1. Tai tokiu būdu vairuotojai saugiai ir patogiai, neišvažiuodami priešinę eismo juostą, galės apvažiuoti lėčiau važiuojančius automobilius ir kitas transporto priemonės. Iš viso 52 km, kiek etapų suskirstyta, kiek laiko truks, kiek kainuos? Yra suskirstyta 5 ruožus ir darbai prasidėję jau 2 ruožuose yra truputį anksčiau, kitose 3 ruožuose taip pat artimiausių metų jie prasidės ir bendra darbų kaina, neskaitant pridėtinės vertės mokesčio, tai yra apie 100 milijonų eurų. Gal žinot, kokiu greičiu bus galima važiuoti, nes remonto metu visi labai pyksta, kad sako lėtai, tai ir verta kentėti, kaip bus galima važiuoti, per kiek laiko į Uteną? Laikas turbūt nuo kiekvieno individualiai priklauso, kaip yra važiuojama, tačiau leistinas maksimalus greitis šiame ruože bus 90 km per valandą.
Ar bus greičio matuoklių naujų? Šiandien dienai ši situacija arba šis sprendinys tikrai nėra vertinamas. Greičio matuokliai taip pat yra prevencinė priemonė sumažinti greitį viršijančių automobilių skaičių kelyje arba sumažinti vykstančių avarijų arba eismo įvykių kelyje. Tai šiuo metu tam ir atnaujinama įrengiama infrastruktūra, atliekami eismo saugos auditai ir papildomi vertinimai, kad rekonstruota, remontuota infrastruktūra būtų saugi. Tai šiandien dienai tikrai tokios galimybės arba tokios alternatyvos, kaip įrengti greičio matuoklius, tikrai nevertinam. Kai rekonstravote kelio ruožą Molėtai Utena, tai vairuotojai daugiausiai pyko dėl klaustrofobijos baimės, gal taip pasakyčiau. Sako, siaura, nepratę taip siaurai važiuoti. Ar šiame ruože bus atsižvelgta į tuos prašymus ar pastabas? Tai kaip ir minėjom, čia yra pasirinktas kitas sprendimo eismo organizavimo modelis, tai yra 2+1, tam, kad atitinkamai būtų, kaip ir minėjom, galimybė neišvažiuojantį priešpriešinį eismo srautą apvažiuoti lėčiau važiuojančius automobilius per papildomą antrą juostą. Tai nebus tarp dviejų senelių tokio nuolatinio važiavimo. Čia apie tai, ką turėjau minti? Jeigu kalbam apie apsauginius atitvarus, kurie yra rengiami kelio kraštuose, tai tokių ruožų turbūt ir tokių atkarpų bus, kadangi vis tik tai kiekvienas kelio elementas atlieka tam tikrą vaidmenį kelyje ir saugos atitvarai, kurie rengiami kelkraščiuose, jie pirmoje vietoje užtikrina automobilio nenuvažiavimą nuo kelio į pavojingą vietą, ar tai būtų pralaida, ar tai būtų prietilčiai, ar kita situacija. Tai tikėtina, kad atitvarų taip pat, netikėtinų atitvarų taip pat tikrai bus, o vairuotojai tiesiog turi pasirinkti ir saugų greitį, ir saugiai elgtis kelyje. Galimybė sustoti toj techniniai zonai, aš turiu minėti, toj techniniai juostai, jeigu ratą nuleido arba avariją. Dėl to kilo diskusijos. Tai ar jūs simuliavote, bandėte tas situacijas, kad tai būtų galima saugiai padaryti, kad kiti pravažiuotų? Tai visada saugus sustojimas yra galimas ir techninėje juostoje, taip pat sustojimas saugus ir turėtų būti saugiai sustojama ne kelkraštyje, ne važiuojamoje dalyje, o jeigu tai yra nuovaža, jeigu tai yra nusukimas arba išvažiavimas iš kelio, tiesiog vairuotojas turbūt turėtų tai įsivertinti ir pagal galimybės pasistengti sustoti kuo toliau už kelio ribų, kadangi ir sustojimas kelkraštyje jis sąlygoja apie galimą įvykio įvykimą. Arba kišenės būna, šiuo atveju kišenių nebus, į kurias galima nusukti. Tenai, kur bus viena juosta, tenai bus saugos kišenės įrengtos, tai yra normalu, tai yra projektinis sprendinys ir vairuotojai taip pat galės ir jomis pasinaudoti. Dar turbūt visiems aktualus klausimas apie jau baigtą, arba beveik baigiamą ruožą Molėtai Utena. Kodėl reikia perdaryti keletą jo ruožų, kodėl reikia frezuoti asfaltą, kokios priežastys tai lėmė? Via Lietuva visą laiką skiria didžiulį dėmesį darbų kokybei. Tai yra, darbų kokybė yra pagrindinis akcentas, todėl įrengus tiek sankasą, tiek skirtingus asfalto sluoksnius yra atliekama visa eilė matavimų, yra atliekami tiek asfalto įrengimo darbų kokybės parametrai. Ir nustačius bet kokius defektus, rangovas savo sąskaitą juos privalo ištaisyti. Tai neišimtis ir anksčiau jūsų minėta kelio atkarpa. Defektai buvo asfalto viršutiniuose sluoksniuose. Jie buvo nustatyti praeitų metų pabaigoje, atlikus mėginių paėmimus iš įrengto kelio ir sulaukus tinkamo laiko, tai yra tinkamų klimatinių sąlygų, pliusinių temperatūrų ir pavasario laikotarpio, todėl tie defektai ir buvo tiesiog taisomi. Tai yra normali praktika ir kokybei tikrai skirsime dar didesnį dėmesį ateityje. Ar galite patikslinti, ar asfalto sluoksnis per plonas, ar posluoksnis per plonas, ar suskilinėjimai kažkokie buvo? Ne, tai niekaip nesusiję yra su asfalto sluoksniais, tai storiais, kadangi storius matuojam nuolat, tiek pasitelta nepriklausoma techninė priežiūra, tiek yra, kaip ir minėjau, įrengto asfalto yra gręžiami, taip vadinami kernai, įmami mėginiai, matuojami asfaltų storiai ir ten defektas tai neturi nieko bendro su asfalto storiais, kas yra paplitusi tema
sistema. Ten buvo klausimas dėl asfalto dangos įrengimo kokybės. Tai yra tiek bitumo minkštėjimo temperatūros, tiek sutankinimo laipsnio, taip vadinamo porėtumo, nes visuomenės supratimui tai yra ne vienas ir ne du parametrai matuojami asfalto sluoksnių įrengimuose, tai yra ir sukibimas, ir porėtumas, ir sutankinimo laipsnis, ir asfalto lygumas. Tai visa eilė parametrų ir nustačius bent vieno parametro netitikimą, kuris gali turėti įtaką į asfalto ilgalaikę kokybę, rangovai tokiu būdu savo sąskaitą šį defektą ir šalina. Užkasė simboliškai kapsulę, laišką ateinančioms kartoms, kada jau bus galima sakyti, kad betonkės idėja palaidota. Taip kaip užkasė kapsulę, tai betonkė palaidota, viskas, baigtas naujas modernus kelias. Tai pagal sutartinius terminus šiandien dienai planuojame, kad darbai didžiąja dalim bus baigti arba pilnai eismas atidarytas keliu kitų metų viduryje.